Netrukus per porą ketvirtyje Pakito naujiena Akordion, taip vadinasi Pakito kūrinys. Taip pat jūsų laukia ir informacija apie rytojaus orus po 16 valandos žaisim žaidimą. Taip, ne, 17 valandą aš dar turėsiu ir svečių su TV3 būriavimo komanda. Pakalbėsime artimiausią savaitgalį Trakuose regata įvyks ir šiaip miesto šventė, man atrodo, ar ne, ten turėtų vykti. Kas gyvena Trakuose, greitai parašykit. Galvės taurė 2017 būtent artimiausią savaitgalį ir vyks, birželio 2-4 dienomis. Apie šį renginį pasikalbėsime ir be jokios abejonės apie tas būriavimo smulkmenas šiek tiek pakamantinėsiu čia į studiją atvyksiančius svečius. Tai 17 valandą apie tai ir išgirsite. Dabar aš sveikinu Agnę. Agnei šiandieną dovanojame Viaplay įsteigtą dovaną, Bluetooth garso kolonėlę. Bičiuliai, jūs dar rytoj po 14 valandos galėsite sudalyvauti Twin Peaks miestelio, Twin Peaks serialo žaidime ir laimėti štai šį prizą. O dabar tik tai reikia apsilankyti viaplay.lt platformoje. Čia daugybė serialų ir filmų galite pamatyti. Ir vienas iš tų naujausių serialų ir yra legendinis, garsusis Twin Peaks. Tiems, kas šio serialo tada 90-aisiais nematė, tai aš čia kažkaip bandžiau lyginti, ar ne, kad tai buvo to laiko sostų karai. Koks dar garsus House of Cards, ar net gerai, to laiko House of Cards. Toks serialas, kurio visi laukia. Siužetas be jokios abejonės, visiškai kitas, bet visi laukia to serialo, visi pamišę dėl to buvo, visi mokyklose, darbuose kalbėdavo, ką štai matė pastarajame epizode. Ir be jokios abejonės, vėlgi, jis išskirtinis buvo ir tuo, kad tada, kai jis buvo pradėtas rodyti, tai Lietuvoje, manau, kad nelabai kas apskritai internetą turėjo, o kad ir turėjo, tai filmo tikrai čia nebūtum niekaip pasižiūrėjęs ar prasisiuntęs. Ir čia vėlgi labai buvo gerai sukaltas šis detektyvas, mistinis detektyvas, irgi to žodžio nereikėtų pamiršti, mistinis detektyvas. Būtinai pasižiūrėkite tos pirmosius 2 sezonus ir tada 3 sezono naujausias serijas jau galite žiūrėti, jau galite surasti mano minėtame puslapyje, mano minėtoje platformoje viaplay.lt. Čia su lietuviškais titrais galėsite viską žiūrėti ir sekti, kaipgi ten tas detektyvas toliau rutuliojamas yra. Tokia buvo beje kūrėjų mintis po 25 metų sugrįžti. Truputėlį persikėlė 1 metais, vėliau ta premjera įvyko 3 sezono, bet vis tiek ta ilga pauzė buvo suplanuota netgi tada, tais 90 metais, viename iš paskutinių epizodų, viena iš personažių ir pasakė, kad susitiksim po 25 metų kitam šio serialo herojui. Tai planas vykdomas, serialas rodomas. viaplay.lt